visi, aš esu ekonomikos mokytojas Donatas ir šiandien pakalbėsiu apie ekonomiką. Turėti ekonomikos žinių pagrindų svarbu ne tik moksleiviams, bet ir suaugusiems. Todėl šitos pamokėlės bus įdomios ne tik mažiesiems, bet ir dideliems. Apskritai, ką reiškia ekonomika? Ekonomika tai yra mokslas, tyrintis, kaip iš ribotų išteklių patenkinti neribotų žmonių poreikius. Pačio žodžio ekonomika reikšmė kilusi iš graikų kalbos ir reiškia namų ūkio tvarkymą. Bėgant amžiams pasikeitė nedaug kas, tiesiog ekonomika dabar suprantama ne tik kaip namų ūkio tvarkymas, bet kaip ir valstybės ūkio tvarkymas, įmonės ūkio tvarkymas. Norint pasirinkti ir priimti teisingus sprendimus, pravartu ir reikia žinoti ekonominio mąstymo principus, apie kuriuos aš šiandien ir pakalbėsiu. Taigi, pirmasis ekonominio mąstymo principas. Kodėl žmonės turi rinktis? Atsakymas labai paprastas. Kadangi visi ištekliai riboti, o mūsų poreikiai, norai yra beribiai, todėl mes negalim turėti visko. Pavyzdys labai paprastas. Vienu metu mes negalim būti dviejose vietose. Mes negalim tuo pat metu ir žaisti krepšinį su draugais ir namuose atlikti namų darbus. Mes negalime vienu metu eiti ir trumpesniu, ir ilgesniu kelius. Kaip ir mes negalime už ribotą pinigų sumą nusipirkti visų daiktų, kurių norim. Atsakymas labai paprastas. Visi ištekliai yra riboti. Antrasis ekonominio mąstymo principas. Visi pasirinkimai kainuoja. Ką reiškia visi pasirinkimai kainuoja? Ekonomikoje kaina ne visada matuojama pinigais. Žmogus, kuris visiškai neišmano ekonomikos, jam kaina asocijuojasi tik su pinigais. Ekonomistai supranta, kad pasirinkimai kainuoja ne tik pinigus, bet ir prarastas galimybės. Pavyzdys labai paprastas. Kaip mes išnaudojame laiką? Jeigu mes turimą laisvalaikį pasirinkam praleisti su draugais, mes tuo pat metu negalim daryti namų darbų. Pavyzdžių gali būti labai daug. Jeigu mes už tą pačią pinigų sumą nusiperkam pasirinktą daiktą ir mums pinigų nelieka kitam daiktui, tai kaina ne tik tai, kiek mes sumokėjom, bet ir tai, ką mes praradom, kokią galimybę mes praradom. Paprastas pavyzdys. Mokinys turi susitaupęs 1000 litų. Jisai nori nusipirkti dviratį, bet galbūt nusipirktų ir naują kompiuterį. Abudu daiktai už 1000 litų nusipirkti neišeina. Mokinys pasirinka nusipirkti dviratį. Kokia jo pasirinkimo kaina? Be abejo, 1000 litų, bet ne tik. Jo pasirinkimo kaina yra prarasta galimybė nusipirkti kompiuterį. Sekantis ekonominio mąstymo principas – žmonės reaguoja į paskatas. Prieš nuspręsdami, ką mums rinktis, mums labai svarbu, ar tas pasirinkimas mums naudingas ar nenaudingas. Pavyzdys labai paprastas. Jeigu mokinys nusprendžia ruošti namų darbus, nes nori gauti 10-tuką, jisai žino, jo gavęs gerą pažymį, gaus turbūt daugiau kišenpinigių iš tėvų. Ir priešingų atveju, jeigu jisai pasimokyti patingės, jisai gaus blogą pažymį ir gaus nuo tėvų pylos. Jį veikia paskatos, arba teigiamos paskatos, arba neigiamos paskatos. Lygiai taip pačiai ir suaugę žmonės. Kiekvieną rytą keliasi, nors labai norisi miego, bet jie keliasi, eina į darbą, nes juos veikia tam tikros paskatos. Tiek teigiamos, tiek neigiamos. Teigiama paskata ta, kad jis uždirbs pinigų ir galės išlaikyti savo šeimą, savo vaikus. Neigiama paskata, jeigu jis neis į darbą, negaus darbo užmokesčio, negalės padengti savo kredito ar įsiskolinimo bankui. Sekantis ekonominio mąstymo principas, tai mainai gali padaryti visus turtingesnius. Kiekvienas žmogus negali turėti visų profesijų, kaip ir jis negali būti geras visose srityse. Žmonės pasirenka turėti tam tikrą profesiją. Vienas nori būti gydytoju, kitas geras lenktynininkas, galbūt trečias superinis verslininkas. Žmonės daro tai, ką moka geriausiai ir savo produktais mainosi. Juk sutikit, gydytis geriausiai eiti pas gydytoją, kuris gerai išmano savo sritį, o ne pas tą, kuris kartu ir gydytojas, ir lenktynininkas, ir dainininkas. Pavyzdys juokingas, bet tai yra tikra teisybė. Mainosi ne tik žmonės, bet ir valstybės. Viena valstybė turi
galbūt daug naudingų iškasenų, kitoj valstybei labai išsivysčiusios aukštosios technologijos. Jos taip pat mainosi geriausiais savo produktais ir tuo, ką gali pagaminti geriausio. Sekantis ekonominio mąstymo principas, tai žmonių sprendimus lemia šalies ekonomikos sistema. Šalies ekonomikos sistema priklauso labai nuo daugelio dalykų. Pavyzdį galima sugretinti su paprastu mūsų gyvenimu. Po pamokų vienas mokinys dažniausiai pasirenka ruošti namų darbus, ruoštis rytdienos kontroliniams ir rytdienos pamokoms. Kitas galbūt dažniausiai laiką praleidžia su draugais ir mokslams skiria netiek daug dėmesio. Atsakymas, kodėl? Labai paprastas. Skiriasi auklėjimas, skiriasi vertybės, skiriasi tikslai. Lygiai taip pačiai ir valstybės. Kiekviena valstybė turi skirtingas tradicijas, skirtingus įstatymus ir skirtingas ekonomikos sistemas. Įprasta manyti, kad geriau gyvena šalys, kuriuose egzistuoja rinkos ekonomikos sistema, kurie gali laisvai mainytis, užsimti bet kokią veiklą, kuri tik nepažeidžia įstatymų ir laisvai verslauti. Vyrauja nuomonė, kad šalys, kuriuose visą ūkį valdo vienas centras, gyvena prašiau, tai būtų planinė ekonomikos sistema, bet tai jau kitų mūsų pamokų tema. Taigi galime padaryti išvadas. Kaip jau minėjau, ekonomika tai mokslas, kaip iš ribotų išteklių patenkinti neribotų žmonių poreikius. Mes išmokom 5 ekonominio mąstymo principus ir aš tikiu, jog jeigu jūs jų laikysitės, jie padės jums priimti gyvenime tinkamiausius sprendimus ir pavers jūs tikrai sėkmingais ir laimingais žmonėmis. Iki kitų susitikimų.